Labas, aš Vilnius. Atsiprašau, Čarli. Aš tiesiog norėjau padaryti, žinai, savo catchphrase. Tu keistas esi. Jo, guys. Vilniaus su Čarliu, ką jūs darot ant sofą? Jūs žinot, kad šią valandą jūs turit nebūti sofoj, nes mes esam ant sofos. Atsiprašau, makaronai. Aš pamiršau, kad jūs ateinat visada ant sofos ir mes būnam ant sofos. Gerai, išeinam, Čarli. Einam atsisėsti ant mano lovos ar kažką. Gerai, jie išėjo. Tai, guys, ką jūs šiandien nori daryti? Makaronai, gal norėtum apvaikščioti tavo namus ir surasti kažką daryti? Nes aš nežinau, ką šiandien daryti. Gal surasim pinigų kažkur? Šnekant apie pinigus, mano kažkas 1000 eurų pavogė, kai aš miegojau. Ir aš turėjau 1000 eurų prie savo lovos. Aš tada sužinau, kad Vilnius, nes aš visų paklausiau, kas pavogė mano pinigus ir turėjau jūs pakelt. Ir tada vienintelė idėja, kad Vilnius pavogė. Ir dar suradau mano tėtis, kažkodėl buvo tualete šlapęs visas, bet jis nepavogė mano pinigų. Kodėl tu turėtum 1000 eurų ant savo lovos, kol miegi? Tai taip nesaugu, turėtum įdėti seifą. Paslaptis. Guys, tai galim išeiti kažką padaryti jūsų namuose? Gintarai, tu nemokė lietuvių kalbos. Tai ne jūs, o jis. Todėl nenaudok daugiskaitos. Čia ne mano namai. Sorry, aš nemoku labai kalbos. Gerai, tiesiog einam, guys. Ne tą pusę. Štai dėžė mano nauja, nes, žinai, mano darbas yra būti darbuotoju ir dėti dėžės kitiems žmonėms. Aš delivery guy. Kam aš sakau viską savo? Tiesiog paliksiu tą dėžį čia. Makaronai, ką mes darom šitam kambarį? Kol čia visur yra dėžės, aš neprisimenu, kad jūs kraustytųsi namuose. Kodėl čia yra? Žiūrėk, ten veidrodis. Makaronai, paaiškink. Aurinai, kodėl tu visada turi šnekėti apie tokius dalykus? Čia Vilniaus yra kambarys ir čia visus dėžės, žinai, jo darbas, žinai, jam reikia paštus daryti ir visą kitą. Tai jis tiesiog dėžės čia palieka po savo darbo, jis kolekcionuoja dėžės iš savo darbo, žinai. Bet jeigu jis, žinai, dėžės žmonėm duoda su jais dalykais, kaip jis gauna dėžės? Jis pasiėma iš darbo nereikalingas dėžės. Aš turiu idėją. Jeigu mes įlipsim į dėžę ir tada, kai Vilnius ateis, mes galėsim jį išgąsdinti ir būtų prankster, funny prank. Gerai, turbūt jis turės širdies smūgį, nes man labai patinka blogi dalykai. Gintarai, ar tu auti? Gerai, tiesiog lepam dėžę. Guys, aš dėžiai. Tai ką jūs norite veikti dėžiai, kai jau laukiam Vilniaus? Nežinau. Kai mes išeisim iš dėžės? Apie ką tu šneki? Aš mačiau, kad dėžė užsidarė. Juk dėžė užsidarė. Makaronai, kodėl tu uždarai dėžę? Kad mūsų Vilnius nematytų iš atidarytos dėžės? Ji neatsidaro. Visi sakykim, padėkim. Aš nukritau. Nesvarbu. Aurinai, jūs guys prisimena tos kartus kai mes susistrigom sofoj ir mes, žinai, kiekvieną kartą, kai mes susistrigom sofoj, mes sakom, padėkit, ar kažką, bet niekas mūsų neįsaugo, nes negirdėjo. Tai gal tiesiog nieko nedarykim ir palaukim, kol Vilnius ateis, ar jis gal girdės ir tada padėkim, sakykim. Nes tiesiog nereikalinga sakyti padėkim. Gera logika. Palaukim. Guys, aš tai noriu gerti. Čia man primena tą kartą, kai mes ėjome į teismą ir buvom 1 valandą kalėjime. Bet čia jaučias kaip 10 valandų. Nežinau, kiek mes valandų čia jau esam, guys. Mes nesenai ėjom tą kalėjimą. Kiek mums dar laukti? Kur Vilnius? Gerai, nustosiu dainuoti dainą. Man visai patinka niūniuoti. Pradėsiu daryti nuo visada. Laikas šitą dėžę siųsti žmogui.
iš visų dėžių, čia yra vienintelė dėžė iš mano darbo, kuri yra su kažkuo, tai jo, turėsiu ją siūsti. Gerai, tik to. Guys, ar jūs girdit? Ar jūs girdit Vilnių? Šokit, padėkim, gal jis mus girdės. Gerai. Padėkit! Vilniau, padėk! Guys, jis mūsų negirdi. Jis judina tą visą dėžę. Guys, kur mes einam? Užsičiauk. Ta dėžė visai sunki. Kas tam, kaip kažkokie žmonės? Vilniau, jau siuntinę atnešiai. Kaip tai užtruko? Tiek to. Įsiųsiu šitą į Paryžių, žinai, tai. Gerai, tavo darbas pabaigtas. Tu nemelavai, čia kaip žmonės yra viduje. Gerai, einu namo. Pagaliau. Šitą dėžę tikrai sunki. Gerai, ponė, jau pasiruoškite į, žinai, Paryžių siųsti šitą dėžę. Gerai, aš einu dar dėžių atnešti. Į Paryžių važiuosiu. Pagaliau sužinojau, kur važiuosiu. Mano pirmą dieną šitam darbe visai bus gera. Kas ten garsas? Padėkit! 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 Makronai, kol tu nesakai padėkit. Ką? Aš miegojau. Aš taip miegu, nes mano akis neužsidaro, nes, žinot, aš esu makaronas. Makaronas, mėlynas, ne mano vardas. Kas ten? Ir paskutinė dėžė, jau gali važiuoti. Aš išeinu. Pamatysiu tave už kelių dienų, kol sugrįšiai čia atgal. Okei. Gerai, nešu tiek to. Guys, jūs tai girdėjot? Mes keliaujam į Paryžių. Ne! Neina taip eita ekranui atgal, nes čia užstrigom tai. Gerai, video pasiėmė.